Šiandieną turėsim avižagrebį. Ne avižadrebį, avižagrebį. Tai va, artėjam, kaip sakant, link točkės, bet užvažiuosim dar į vieną tokį įdomų reiškinį, kaip čia pasakyti, objektą, kuris visų metų laikų, žodžiu, ar vasarą, ar žiemą, ar ruduo, ar pavasaris žydi. Tuoj lukterkit, mes jau baigiam čia netoli atvažiuoti. Karočiui, šiandien varysim chebra. Jeigu kas suprata, tai pjausim grybą. O kokį grybą pamatysit. Tai va, dabar stabtelėm prie to objektą. Lipam iš geldas. Va. Miškas ošia. Žodžiu, turim va tokį va vaizdelį. Nežinau, čia jūs mato, jums matas, nesimato, čia vadinams krušmedis. Jeigu kas gerai žiūrit, čia matot griovys, aš nelabai varysiu per jį, nes šiandien taip apsimoviau tokį avalę, galim biškį arčiau. Nu ką, žodžiu, papižnikai, trusikai, stringai, nu, žodžiu, konkrets krušmedis. Tai va, vadinas šitas medis ilgai dar, bet kažkaip jis man įtartinai nudžiūvis. Turbūt gerai prie jo, kaip sakant, krušėsi. Nu ką, pamatėt šitokį va objektą, augalą. Ne, čia ne augalas, medis. Čia medis, hebra. Konkrečiai va. Ir ten va viršui net jau, nu žodžiu, veiksmą turi. Kaip visada miški, visada veiksmą būna. Ten ko gera ir dar, čia aiškiai iš toli nesimato, gali dar rastum dar ir kitokių dalykėlių. Tai va, hebra, nesmė. Žodžiu, pasigrožėjam, varom, kaip minėjau, į avižagrebį. Na va, hebra, artėjam prie točkės. Dabar, ko mums reikia avižagrebį. Tai žodžiu, kažkokia dalgė ir kažkokia, nežinau, kam krepšis, kam kibiras, kibirėlis, indas. Karočiui, kaip pavadinsim, taip ne pagadinsim. Tai žodžiu, varam dabar pažiūrėti, ko ir mes atvažiavom. O mes atvažiavom nupjauti, kaip sakant, avižėlės. Čia liaudyje taip vadinama avižėlė, gegužiukas, pavasarinis grybų žodžiu. Kadangi dabar iš manęs toks žvejys silpnas, čia buvau dar kelis kartus ir netgi ryžausi su spinningu, tipo lydekų, nes dabar visą Lietuvą žvejoju lydeks. Nežinau, man kaip visada eilinį kartą raganosis. Tai va, nusprendžiau, kad jūsų, kaip sakyti,
nenuvilt, bent jau pabandysim tokį video jum parodyti. Nes mano kanalas, nors ir tenai parašyta, kad tenai labiau apie žvejybą, bet aš kaip gamtą mėgstu, tai man ir grybavims, netgi uogavims ir tas patinka. Tai va, ką aš žinau, dabar chebrytė reikia ieškoti, ką mes čia atvažiavom, o kai jeigu rasiu, tai ir nufilmuosiu. Dabar kol kas dairamės. Kaip sakant, čia avižėlį grybavims, tai ne karvės tešmenį tampyti. Jeigu žinot vietas, tai rasit, tai nežinot. Ką žino, aš abejoju. Tai va, gerai, užteks šį bazarit. Pradedam, kaip sakant, avižę grybauti. Nu va, chebra, pirmą radau avižėlę, bet kažkaip tai keista, kad jos šiaip tai augo tiltais. Bet jin kažkodėl. Va, kaip atrodo, kas nežino, aišku, kad čia žino, daug kas žino. Valgomas grybas, pavasarinis ir žiauriai skans. Ta gal kas nori tą šneka, tipo, kad šungrybis, tai ta gal, kaip sakant, nekomentuoja, kad čia ir šungrybis. Tikrai skanas grybas. Ai va, dar vieną. Tai va, prasidės dabar kažkoksai tai. Bent jau va. Kažkiek panašus. Kai jaunas, tai dar į baravyką va. Sveikutėlis, o kvapelis, tai kaip, pasiemat, kaip sakant, chebra išverdat, jokių ten 2 virimų, 3, kaip ten sušikti tie babausiai, kur vadinami. Nafik ten aš pagalvoju, kam toks grybas, jeigu ten dar, tipo, jeigu nepravirsi, kelis kartus dar gali apsinuodyti. Tai nachir tada iš vis įvirti. O šitą grybą tiesiog išsiverdi su svoguniukais, su gretinyte ir skaniai sau, kaip sakant, valgai. Ką, keliaujam. Čia aiškiai jie labai, juos sunku vienas dalyks pastebėti ir žiauriai reikia žiūrėti, nes šiaip tai daugiausiai šabakštynas dygsta. Ką čia turim? Ką čia turim? Avižėlės, avižėlės. Nu taip. Jo. Va, netgi jau čia jau biškį paaugi, bet tai. Na va. Kotelis biškį pakirmys. Nu ką, grybaujam. Ir va, žiūrėkit, chebra. Dabar matot, kiek jų čia yra. Va, čia saulė šviečia aišku. Va, ištisai. Plotelis. Atradat, iš karto dairotės į kitus pusę. Nėra, einat ieškat. Tai va, nusipjaunam. Ką, savo grobį. Ir jaunų visokių čia. Va. Gražu. O kvepia, o kvepia. Fainulkas. Fainulkas. Nežinau, dar kažką aš ten girdėjau, kad tipo tas
vadinams va šitą avižėlę netgi stirnos valgo. Nežinau, čia mic, ne mic, bet esu kažką girdėjęs. Smagu. Sako, jos tiltai saugo. Užeini ten, visas sveikas. Vienai kotelis buvo pakirmys. Pasaka. O. Aišku, jos jau biškai didelesnės, nebepanašias į baravyks. Liuks. Nu ką. Nu. Jau. O į Mikį turim. Ką, keliaujam, apsižiūrim dar šonas. Jei ne, tai ne čia. Taip. Gerai. Šaunam toliau žiūrėti. Dažnas jum nejunginės tą video. Va. Baigiu dar vieną. Vėl, kaip sakant, tiltelį. Sveikas. Avižėlės. Smagunėlis, avižėlis. Oi, da tenai tarptų. Toliau, va ten tarptų šakų dar yra jų. Na, žodžiu, surenkam. Na va, hebrytė, vėl tik kiek čia paėjau. Nu, porą, 3 metrai iš šoną. Ir vėl vienoj vietai. Va, matot? Kaip gražiai pasislėpė. Va. Ir, ten toliau jau matau. O, sveikas, liuks. Žodžiu, bent jau avižagrebis, kaip sakant, raimai geriau eina nei avižadrebis, su kuriuo aš nežvejoju. Irgi norėčiau pabandyti, bet kažkaip tai nežinau. Tai va. Na, jaunutės, sako, kaip baravykiukai. Va. Ko ne baravykiukai? Sako, hebra, kas mėgsta grybus, tai kas ir nevalgys, pabandykit, tikrai patiks. Beveik garantuoju. Ir drąsiai. Virkit. Ir vargą nematysit. Superinis pavasarinis grybas. O ko daugiau reikia? Ir paukščiukai čiulba. Liuks. Ką, aprinkam, apsidairam vėl ir varysim vėl. Matot, kaip atrodo miškai, kokios auga miškuose. Praktiškai būnu net tarp dilgelių. Ne, va čia nėra. Paeisim toliau. Na va. Tiek atsisuku į kitą pusę ir vėl. Gražiai krovytė jaunų. Liuks. Na va. Surinkam. Jau turim.
kaip sakyt, man jau užtektų ir pavalgymui. Bet, kadangi aš mėgstu ir dalintis, tai žodžiu, aš dar parinksiu, kaip sakant. Einam toliau. Nu ką, chebra, baigiau savo avižagrebį, rezultats pilnas krepšioks, kaip sakant, gana, sakyčiau, man šiuo metu, bent jau žvejybos, tai, kaip minėjau, konkrečiai nieko gera. Tai va, ką aš jums, chebra, galėčiau palinkėti. Čia žvyno nėra, tai gera, kaip sakant, avižagrebė. Ir prisiminkit tą medį, kurį pradžioje aš jums rodžiau. Žodžiu, chebrytė, iki kitų mano nuotykių. Na va, ir dar nuotykiai. Nu, tiek jau to, paimsim ir tuos